Pakruojo rajono partnerystė bendradarbiauja su Pakruojo poilsio ir turizmo centru. Stengdamiesi, kad Pakruojo kraštas būtų patrauklesnis atvykstantiems ir siekdami plėtoti turizmo infrastruktūrą, vietos veiklos grupės nariai domėjosi Anykščių turizmo informacijos centro veikla ir Anykščių turistiniais objektais. Kalbėdami apie naują laikotarpį, kiek girdim ir tikimės, kad tas lyderio išliks ta programa, tai būtent tai, kad tai yra į kaimą, į bendruomenės, kad tai yra idėjos tą, ką sugalvoja žmonės, o ne kas nors nuleidžia iš viršaus, tai irgi labai svarbu. Ar išliks toks, koks buvo, arba bus kitoks, dabar sunku pasakyti. Kiek žinau, kažkokios tai kryptys gali būti kitas, gali būti kita tvarka, bet aš manau, kad mes jau sukūrę savo, tai ką padarėme, įgiję patirtį, įvairiuose mokymuose, susitikimuose ir konkrečiai darydami, administruodami, gyvendindami, žiūrėdami, matom, kad tikrai mes galim daryti ir tai, kas bus. Ar tai būtų, galbūt kalba apie tai, kad ministerija, kad tai gal bus konkurencija tarp vietos veiklos grupių, kodėlgi ne? Kaip matom, bendradarbiaudami tarpusavį, susitikdami vieni su kitais kalbėdamisi, yra įvairiausių variantų. Kiekviena vietos veiklos grupė pasirinko savo modelį, ar ne? Ir toj situacijoje, jeigu tai būtų skirtingas kryptys, galbūt programos per kitas ministerijas, manau, kad mes lygiai taip pat galėtume bendradarbiauti arba susijungti kelias vietos veiklos grupės ir tai, kas mums svarbu, ką dabar darom su teritorinio bendradarbiavimo arba tarptautinio projektais, tiesiog imti tų krypčių, kurios bus. Naujajam laikotarpiu tikrai bus labai akcentuojamas pagrindinis viešojo naujojo valdymo principas, tai būtent jautrumas vietos gyventojų poreikiams, jų lūkesčiams ir gebėjimas mobilizuoti vietos iniciatyvą, vietos gyventojų aktyvumą. Tie dalykai nėra tokie paprasti ir todėl būtina vietos veiklos grupėms labai rimtai pasižiūrėti, kaip jos užbaigė savo pradėtus darbus ir šiek tiek galbūt net naujai pagalvoti, kaip reiktų pradėti tas naujas strategijas rengti. Europos dokumentuose akcentuojama, kad tai reikalauja ir visai kitos kokybės bendradarbiavimo tarp kaimo bendruomenių, tarp kaimo nevyriausybinių organizacijų, vietos valdžios ir verslo ir būtent universitetų, mokslo, tyriamųjų centrų, konsultavimo tarnybų. Tai yra apie tai šnekama labai plačiai, kad toks bendradarbiavimas gali atnešti žymiai daugiau nuo inovacijų į kaimo gyvenimą. Ir tos inovacijos turi būti ir ekonomiškai, ir socialiai naudingos. O dabar kartu pasidžiaukime, kad Lietuva geriau nei Olandija, Italija ir Austrija. Dėl teisės surengti pasaulio jaunimo irklavimo čempionatą varžėsi Lietuva, Olandija, Austrija ir Italija. Turėdama natūralią Galvės ežero trasą ir sukaupusi patirties, rengiant pasaulinio lygio irklavimo varžybas, nugalėjo Lietuva. Viskas savaime neatsiranda. Mes įdėjom kažkiek lėšų, dabar ir nelėšose esmė, pastangų padėjom, kada važiavo į Tailandą apginti tą konkursą, prisidėjom ir savo jėgom prisidėjom, kad tas čempionatas vyktų čia, būtent čia, Trakuose, Lietuvoje. Tai įpareigoja dar atidžiau pasižiūrėti, kaip mes gyvename, kokios pas mus gatvės, kokie šaligatviai, ar visur turime šiukšliadėžių, ar mes išties atrodome patraukliai, gražiai, švariai ir tvarkingai. Ir tiesiog ta pačia proga yra galimybė ir įvertinti, kaip mes gyvename ir be abejo pasipuošti. Tikrai manau, kad kiekvienas atidavėm dalelę savęs, kad šitas čempionatas įvyktų sklandžiai. Gerai, ir manau, kad atsiliepimai apie jį bus tik tai patys geriausi. Pasaulio čempionatas retas reiškinys, arba pasakysim, su visai retas reiškinys Trakuose. Tai šiuo metu mes turime, nors ir jaunimą iki 23 metų pasaulio čempionatą, bet olimpiniai metai, tai yra nuostabu ir mes šiandieną matysime galbūt Trakų ežere irkluojančius ir olimpiečius.
būsimus olimpiečius, o gal būsimus ir medalininkus. Tai mums be galo džiugu. Radom bendrą kalbą su Trakų savivaldybė, su Trakų meru, su Trakų vicemerė, taip pat su administracijos direktorė ir sporto skyriaus vadais, kad tikrai jie geranoriškai padeda mum ir tikrai visuose klausimuose, kuriuos mes jiems užduodam, jie tos klausimus atsako ir kad mes tikrai jaučiame tvirtą draugo petį, kuris tikrai mums daug labai padeda ir aišku, tai yra džiugu, kad miestas tikrai įsijungęs į šitą visą renginio organizavimą. Plačiau apie tai, kaip įpusėjus vasarai ir į Trakus bei jų apylinkės plūstelėjus būriams sportininkų ir poilsiautojų gyvena trakiškiai, pasakosime kitoje Gimtosios žemės laidoje. Be abejo, dar prisiminsime ir didžiausią sporto renginį šių metų pasaulio irklavimo sostinėje. Dabargi su naujais mūsų laidos herojais kviečiame susipažinti laišku iš Kaišiadorių rajono Morkūnų kaimo. Jeigu tektų kada važiuoti keliu Antakalnis Jieznas ir tada Ravo sankryžoje pasukti į rytus, o po to pavažiuoti 2 km žvyrkeliu, atsidurtume Morkūnų kaime. Čia gyvena ūkininkai Algimantas Antanas ir Veronika Lukševičiai. Labai geri žmonės. Ir bendruomeniai, ir šitam kaimui. 26 metus gyvenu čia, tai žinau, kad tiek tik tai moka gerus darbus daryti. Kaiminystėje tai yra žmonės nepakeičiami. Ir kas svarbiausia, kad nei jie tarpusavį pykstasi, nei su kaimynais, aš niekad negirdėjau, kad kažkas juos apkalbėtų iš blogos pusės, suprantat. Nebent iš pavydo. Suprantat, ką reiškia varomoji jėga, pavydas, kabutėse, aišku. Tai va šitai, o jie tai tikrai nei kam pavydė, nei ką. Pas juos kiek persiverčia, va yra tas sandėlys, kiek persiverčia čia žmonių, malą tenais. Ūkininkas tik grūdos pila, viskas čia pas juos normaliai gaunasi. Bet kas svarbiausia, matot, jie pasiturinčiai gyvena. Mesgi tokie čia, kaip sako, vidutiniokai, kad be kažko tai pasiskolyt pas žmonės. A kur daugiau, kad tik pas Lukševičius? Jie čia turi ir pakankamai ir grūdų, ir technikos turi, jei kokios bėdos, tai visą laiką pasiūlė. Štai tokios kaimynų nuomonės apie mūsų herojus Veroniką ir Algimantą Lukševičius. Tai kiek metų jūs jau draugė? 44 jau bus. Į šitą namą ir atitekėjot? Ne, į kitas buvo. Kitas buvo senas namas prieš šitą, arčiau gatvės, toks ilgas senovinis namas. Tai atitekėjau į tą namą dar 68 metais. O paskui jau statėme šitą jau čia gyvendami kartu jau. Da jau tėveliai buvo gyvi. Kodėl dabar jaunimas taip nenori su tėvais gyventi? Nori atskirai, savo tvarką turėti? Ne, kad geriau gali. Geriau? Gal ir geriau, aš pasakyčiau, kad žinoma, čia patys, kas paduodė būna. Vienu kokios nuomonės, charakteriai, vieni sutinka, kiti nesutarė su tais tėvais, visaipgi būna. Visai būna, bet kaip aš gyvenau daug metų, tai... Sutardavot? Sutardavom, tikrai sutardavom. Ir dabar dukros šeima gyvena kartu? Jo, šitas vaikelis jūs vienose. Ir jie būda. Pasipykstam su uošviu kartais, kai nesutarėm prie žemės darbų kartais, tai pasipykstam. A jūs niekad nebuvot pakėlus sparnų iš namų? Ne. Visą laiką čia. Visą laiką? Visą laiką. Ir irgi ūkininkauja? Taip. Ir vaikas atsikelia, būna 6 valandą. Ir žinau, jau ką reikia įdaryti. Eina su močiutė karvių melžti. Aparatą išjungia, karvytė už Spenių patampo. Jau darbininkas tai grinai į dėdukus. Lukševičiai valdo 20 hektarų žemės. Ūkininkavimui tai žinoma nėra daug, bet ir ponia Veronika ir ponas Algimantas jau pakankamai garbaus amžiaus žmonės. O kur dar kaimo bendruomenės rūpesčiai, vaikai, anūkai, kaimynai? Prie šitų namų žmonėms nei vartų, nei tvoros nėra. Ateina, aplanko čia mami jau žmonės. Tikrai ateina, kiek ko galim, tam tuo padedam. Dar laikoma, 5 karvės melžiamas, dar 7 prieaugliai, kiaulių 10.
Ir kas ten viską apžiūri? Tai kiekvienam reikia dėmesio. Padarom visi ir padarom. Visiems ir nesunku, kad visi bendrai. Kad visi kartu Visi kartu, aišku, nesunku. Vienas daro tą, kitas daro tą. Na tai kas pagrindinis žemdirbys yra? Senelis. Tai senelis laukais važinėja? Važinėju, dar dirbu. Susėda, dar Dar niekur dar. Traktorių ir. Dar dirbu. Žentas, kur jau sunkiau, kur lengviau jau mes, kur sunkiau jau jisai. O gyvuliukai kieno? Šeriai. Bendrai. Šeriolė. Kada mes laisvi, tai mes pašeriam būnam, mes daugiausia prie namų ir būnam. Jie tai važinėja, tai jie į turgų vis važinėja, niekur nedirba būtų, tai daro visus sūrius iš pienų, varškę, viską vežasi į turgų. Ai, tai jūs iš to ir gyvenat? Taip, jie gyvena. Patys auginat, patys gaminat. Ar iš žemės gali būti žmogus bagotas ar nelabai? Taip, turi. Gali, tik noriu dirbti. Gali, tik kas nori dirbti ir myli tą žemę, tai gali. Tai visą techniką turim, žinoma, reikia turėti techniką, turėti patalpas, kur grūdų susipilti, kur viską, tai galima. Tik reikia labai norėti tą žemę dirbti ir mylėti ją. Aurimai, ar dažnai atbėgi pas senelius? Kiekvieną dieną net po kelis kartus. O ko atbėgi? Tai aplankyti dar, tai pasižiūrėti kaip sekas. Pas juos čia gražu, visą laiką gera ateiti. Visi kaimo žmonės labai. Ir susirenkam čia daugiausia visi. Ir, skaityk visas čia mūsų susibūrimo taškas. Tai duris šitų namų visą laiką atviros, ar ne? Taip. Kokį bruožą jūs išskirtumėt savo tėvų? Darbštumas ir tikrai, ne vienam neatsakys, kad visus pavaišina, visus priima, visi draugai. Visas gyvenimas apie juos sukasi, ar bėdoje, ar džiaugsme. Gali ir užeiti ir padės visada, ir patars, visada geros nuotaikos, visada linksmi. Ir gyvena čia prie kelio, toli nereikia niekur eiti. Malonus labai žmonės. Ir čia vietos visiems užtenka ir vaikam, ir anūkam, ir kaimynam. Tokių žmonių turbūt reikia paieškoti. Atrodo visą laiką užsiėmė, bet kokia šventė bebūtų, visą laiką patys pirmi į šventę ateina su šypsena, su nuotaika. Ir be galo tokie dosnūs, sakau, tie namai visko pilni ir visko dalinasi su visais. Jų širdis viskam atlapa. Smagiau, kažkaip visi mes atgyję atrodo, visur mes judam, visur mes reikalingi tada atrodo. Joninę švenčiam labai gražiai, su tautiniais visus pasisium, juostas nusipinam dabar čia. Čia užgavėnės labai būna, irgi šventė didelį pas mus čia jau. Čia irgi prie tų namelių, ten irgi laužos kūrenam ir morėčias. Tokį nuoširdumą, gerumą ir tą jautrumą kitiem klonuoti reikėtų. Ne gyvulius, ne augalus, bet nuo to taptume mes visi geresni. Vien tik tai pasižiūrės, niekada tau pačiam nedaina, kad jie pamato to, ko kitas nemato. Ir jeigu visi taip galvotume, kaip jie, tikrai būtų ir gražesnės aplinkos, ir gražesni žmonės geresni, kurie nei tau apkalbės, jiem visą laiką viskas gerai ir jų tas jautrumas toks gyvenimui, atrodo, kad jie gyvena ne savo, o tam, kad mes visi pajaustume tą bendrą tokį gal gyvenimo džiaugsmą, tą buitį tokią, kuri suveda visus į vieną tašką ir ne vien tik tai į savo materialinę ir dvasinę gerovę. Už tai, kad visiems būtų geriau, taip vadinasi Gimtosios žemės Jorio apdovanojimų nominacija, kuriai buvo pristatyti Veronika ir Algimantas Lukševičiai. Ir iš tikro rodos, kad jų abiejų gyvenimo tikslas yra būtent toks, kad visiems būtų geriau. Praėjusioje laidoje klausėme, kur Lietuvoje geriau gyventi – Akmenės rajone ar Mažeikių rajone. Šį kartą daugiau jūsų balsų teko Mažeikių rajonui. Sveikiname laimėtoją ir dėkojame, kad balsavote. Šiandien klausėme, kur Lietuvoje geriau gyventi
Birštono savivaldybėje ar Kazlų Rūdos savivaldybėje. Balsuoti kviečiame internetu, laidos svetainėje gimtojižemė.lt arba telefono numeriu 86 111 0909, siunčiant trumpąsias žinutes su tekstu Birštono arba Kazlų Rūdos. Kviečiame balsuoti visus turinčius nuomonę šiuo klausimu. Jūsų atsakymų laukiame iki trečiadienio 24 valandos. Rezultatus paskelbsime kitoje Gimtosios žemės laidoje ir interneto svetainėje gimtojižemė.lt. Šiandien tiek apie ūkį, žmones ir gražią Lietuvą. Iki kito šeštadienio.